Labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų turėtumėm galimybę išsakyti savo jausmus ir išgyvenimus. Tai padeda išgelbėti gyvybės. Maždaug prieš 20 metų aš dirbau vienoje radijo stotyje, kur turėjau naktinę laidą. Žmonės skambindavo ir pasakodavo apie įvairius dalykus į eterį. Ir kartą paskambino vaikinukas, kuris pasakė, kad nori nusižudyti. Aš su juo kalbėjau maždaug 1,5 valandos gyvame eteryje. Po to jis padėjo ragelį, palikdamas klaustuką ir nežinį. Tačiau po kokių 3 savaičių jisai paskambino ir padėkojo už tą naktinį pokalbį, nes jis išgelbėjo jo gyvybę. Lemtinga akimirka žmogui kartais tiesiog reikia pasidalinti savo išgyvenimais. Dėl to aš manau, kad jaunimo linijos veikla yra labai svarbi, o kad būtent jaunimo linija suteikia nemokamą pagalbą Lietuvoje gyvenantiems jauniems ir ne tik jauniems žmonėms. Užeik į www.kaipjautiesi.lt ir skirk 2% savo pajamų mokesčių jaunimo linijai. Ačiū už pagalbą.